šiandieną yra vienas iš geriausių hipodromų, todėl numatoma labai įvairi, graži programa, kad rugpjūčio pradžioje prašome visi, kas domite žirginių sportų, ypač pristūmų žirgais, atvykti į Utenos hipodromą. Na, o manau, kad kitų metų lenktynės tikrai vyks Sartuose ir galėsime, kaip sakoma, su kaupuosi imti tai, ką praradome. Na, o dabar startas 2006 metų gimimo Kubelaičių. Na ir matome, Velžio Opera iš karto starto tiesiojoje kirsdama liniją, įsiveržė į priekį ir šiame važiavime kol kas lyderė. Pirmasis. Antroje pozicijoje Kumelaitė Indiana, trečioje Amazonė. Na ir tai dvimetės Kumelaitės, kuris, kaip jau esame minėję, savo sportinę karjerą pradeda šiais metais. Na ir Velžio Opera kontroliuoja situaciją, puikiai jaučiasi hipodromo etape ir yra lyderė ir šiose varžybose. Na ir neatsitiktinai mes matome, kad Velžio Opera yra viena iš lyderių, kadangi mes gerai prisimename, kad ilgai buvusi rekordą Sartuose, būtent Sartų hipodrome, jos tėvas Ursus Brolain yra pasiekęs geriausią rezultatą. Šis rezultatas yra 2:04:69 sekundės dalis. Tai yra oficialus Sartų hipodromo rekordas. Ir žinant, kad hipodromo takas yra 1609 metrai, dėl to viskas yra puiku. Ir nekelia nuostabos Velžio Opera, kadangi yra lyderė. Na, o šį pilietį galima būtų patraukti iš hipodromo tako, kadangi yra finišas. Būkite malonūs pasitraukti iš hipodromo tako, nes susilaukime nemalonumų. Na ir štai trijulė, kuri išsirikiuos finišo tiesioje. Velžio Opera pirmavusi ilgą laiką gali prarasti lyderio pozicijas finišo tiesioje. Na ir finišas. Ir stebime, palaikome, sergame, kad prarastų finišo